Sveiki, čia laida Renkuosi studijuoti. Artimiausią pusvalandį kviečiu likti kartu ir pakalbėti apie technologijų pasaulį, kuris sparčiai keičiasi. Jame yra svarbu tikslumas, inžinerinis mąstymas ir gebėjimas prisitaikyti. Vilnius Tech mechanikos fakultetas yra vieta, kur ugdomi ateities inžinieriai. Jie yra mokomi kurti pažangius sprendimus, tad pažvelkime iš arčiau. Vilnius Tech gamybos inžinerijos ir valdymo programa. Tai studijos tiems, kurie nori jungti techninės žinias su vadybiniais gebėjimais. Čia studentai mokosi, kaip planuoti, optimizuoti ir valdyti gamybos procesus šiuolaikinėse pramonės įmonėse. Šias studijas renkasi jauni žmonės, kurie nori ne tik suprasti, kaip gaminami daiktai, bet ir kaip juos efektyviai kurti, organizuoti ir tobulinti. Tai kelias į modernę pramonę, kur inžinerija derinama su vadyba. O dabar staigmena. Susipažinkite su Kotryna. Ji gali nustebinti ne vieną savo specialybės pasirinkimu. Yra manančių, kad tokia specialybė netinka moterims. Tačiau tokios nuostatos jau senai atgyvenusios. Šiandien gamybos inžinerija atvira visiems, o stereotipai pamažu nyksta. Aš esu laboratorijų vedėja, tai esu atsakinga už visą darbą ir studentų paruošimą, taip pat ir suvirinimo dėstytoja esu, tai tenka dirbti ir su gamybos inžinieriais. Tai baigus studijas, likau dirbti universitete, man tiesiog pasiūlė papildomai išėjus suvirinimo kursus, nes trūksta jaunų žmonių ir dėstytojų tarpe tikrai, tai tiesiog, kad patrauklu ir studentam, kai yra jaunas žmogus, kuris ateina, kalba, nemažai ateina užsienio studentų, kurie patys pas mane persirašo tam, kad pasižiūrėti, kaip vyksta pats dėstymas ir dėsto mergina. Tad jei kuri mergina svarsto apie šias studijas, tikrai nereikėtų dvejoti. Tai puikiai kryptis, kurioje svarbiausia ne lytis, o smalsumas, tikslumas ir noras kurti. Merginų tarpe tai nėra populiaru, bet po truputį šiaip populiarėja. Ateina, pavyzdžiui, į suvirinimą ir iš statybų. Daug merginų ateina į gamybos inžineriją, dažniausiai irgi pasirenka 50/50%, tai yra 50% merginų grupė sudaro 50 vaikinų, todėl kad įdomus pats procesas, dėl to, kad įmanoma dirbti ir su projektavimo komandomis, įmanoma dirbti ir su sistemomis, kurios būtent yra atsakingos už kažkokį apdirbimą. Bet tai nėra tiesiog braižymas, nėra darbas su staklėmis, o visas tas paruošimas tiesiog. Faktas, norint studijuoti gamybos inžineriją ir valdymą, reikia turėti pašaukimą. Tai neatsitiktinis pasirinkimas, o domėjimasis technika, gamyba ir veikimo principu. Pavyzdžiui, Kotryną šia kryptimi paskatino domėtis tėtis. Jis ne tik padėjo suprasti, kaip veikia įrenginiai, bet ir įkvėpė gilintis daugiau. Tai nėra ofisinis darbas, tai yra vis tiek, kad reikia eiti ir į sandėlius, reikia važiuoti ir į gamyklas, reikia, pavyzdžiui, dirbti man kaip suvirinimui, reikia ir balionus, pavyzdžiui, pasiruošti dujų ir panašiai, tai tiesiog reikalauja ir fizinės jėgos. Tai iš principo tai nėra lengva, todėl kad tiesiog gal nėra pajėgumų taip fiziškai, bet iš kitos pusės tai tiesiog turi būti ir tas potraukis, kažką norėti daryti, konstruoti. Man šitą idėją mano tėtis, tai kažkaip nesigailiu šito, pati juokiuosi, jeigu ten išsterliuoju tepaluose, kad kaip tėvas. Bet šiaip iš kitos pusės tai, tiesiog nepatrauklu ir dėl stigmų esančių Lietuvoje, kad, tai nėra moteriška, kad taip toliau ir taip toliau. Stigmos apie šią profesiją jau laužomos. Kotryna viena iš tų, kurie keičia požiūrį ir šiandien ji labai džiaugiasi pasirinkusi šią specialybę, kuri turi aiškią ateitį ir plačias galimybės. Jai pritarė ir Matas. Jis taip pat pasirinko šias studijas ir nebejoja savo sprendimu. Aš pats pradėjau nuo suvirinimo specialybės, tai visai netikėtai ir labai man tai patiko ir tiesiog sugalvojau, kad kodėl nepabandyti daugiau, eiti į aukštąjį mokslą ir tęsti ties tuo. Gal tėvų įtaka, mane tėtis visada vesdavosi į darbą su savimi ir tiesiog matydavau, kaip visi tie procesai gamybos vyksta, man būdavo labai įdomu, mano tokia būdavo vaikystė. Matas technikas ir drąsiai sako visiems, jog tai be galo įdomus ir kūrybiškas darbas. Tai mūsų darbas užtikrinti gamybos proceso sklandumą, susijęti visus aparatus, gaminančius kažkokį būtent gaminį, kad jie dirbtų tarpusavėje sklandžiai ir gautume galutinį produktą tokį, kokio norime.
Jog tai perspektyvi specialybė patvirtina ir įmonių susidomėjimą studentais. Dar studijų metu daugelis jų sulaukia pasiūlymų praktikai ir net darbui. Taip, įmonės atvirom rankom ieško studentų. Taip pat mūsų fakultetui yra labai daug siunčiama skelbimų darbo. Pačios įmonės siunčia, kad ieško būtent iš mūsų fakultetų studentų kaip darbuotojų, kad susirasti savo specialistus ateičiai. Trūksta specialistų todėl, kad viskas Lietuvoje plečiasi. Plečiasi gamybos, didėja būtent tas noras valstybei pačiai turėti kažkokias gamyklas ir trūksta būtent tų žmonių, kurie norėtų užsiimti šito darbu. Bijo tų studijų, bijo, kad neateina viskas taip paprastai, ChatGPT tavęs neišmokys tam tikrų dalykų, kurie gaunami yra būtent čia. Tai tiesiog bijo gal, bet šiaip nereikia bijoti, nes tai yra gan populiaru, perspektyvu ir ateityje tikrai labai, net ateityje dabar jau trūksta. Dabar mes jau jaučiam tą, kad ateina įmonių savininkai, sakom, mes susirenkam 3-4 kursą, net nuo 1 jau ieško, steikia savo stipendijas. Yra studentų, kurie norėtų, bet nedrįsta rinktis šios studijų programos. Vis dar gyvas senas įsitikinimas, kad čia labai sunku mokytis. Tačiau tiek Kotryna, tiek Matas sako tą patį. Nėra nei vienų lengvų mokslų, bet jei turi pašaukimą, viskas tampa be galo įdomu, o sudėtingi dalykai įveikiami. Šioje programoje dirbantis dėstytojai moka sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai ir suprantamai. Jei kažko nesupranti iš pirmo karto, visada atsiras, kas paaiškins, padės ir kantriai padės gilintis tol, kol viskas taps aišku. Taip, mokslas yra absoliučiai nemokamas, valstybės finansuojamas, beveik visi studentai, kurie pas mus įstoja, šiuo metu nėra mažas skaičius, kuris yra įstojęs praeitais metais, tai beveik visi yra valstybės finansuojami. Taip pat Erasmus programos leidžia pabaigti studijas irgi užsienyje, taip pat ir atlikti pusę metų kažkokius mokymusis. Kitose šalise, tai yra po visą Europą, gali būti Azija, gali būti Amerika, tai išsiunčia beveik visur. Ir kitas niuansas, tai yra 2 diplomų programos, kurios irgi, ką tai reiškia, kad, pavyzdžiui, pabaigus čia studijas magistrantūros, tu taip pat gali pasirinkę studijų programą baigti ir Vokietijoje ir gausi 2 diplomus. Ir vis dėlto, jei dar kartą reziumuojant, koks žmogus galėtų sėkmingai baigti šią programą, Kotryna pabrėžia, kad svarbiausia yra asmeninės savybės. Visa kita tikrai išmokstama. Atkaklumą, kruopštumą, dėl to, kad tai darbas, kuris vis tiek darbas su tam tikrom konstrukcijom. Gali tai, pavyzdžiui, būti rėmai, gali būti langai, gali būti duris. Tai turi būti užtikrintas pastovus kažkoks atitikimas. Tai viskas yra apibrėžta, kokie turi būti reikalavimai, bet tu turi juos mokėti, turi pasitikrinti, aišku, ir vizija, kūrybiškumas, turi matyti, koks galutinis projektas turi būti. Nes jeigu nematai šito, tai tau neįdėsi galvą jau šito. Ir aišku, įdomiausia dalis. O kokiosgi būtų karjeros galimybės? Atsakymas – dirbti įmonių direktoriais, technikos direktoriais, technologais, vadovauti gamybai, dirbti metalo apdirbimo, mašinų ir prietaisų projektavimo įmonėse, technologais, administratoriais, kurti savo įmonės arba pasirinkti toliau studijuoti magistrantūroje. Tad jei domiesi, kaip veikia daiktai, nori suprasti gamybos procesų esmę ir prisidėti prie to, kas realiai kuriama. Gamybos inžinerijos ir valdymo studijos kaip tik tau. Čia ne tik įgysi tvirtų techninių žinių, bet ir mokysiesi spręsti realias problemas. Dirbti su šiuolaikinėmis technologijomis, o svarbiausia tapsi specialistu, kurio labai laukia pramonės įmonės. Tai studijos tiems, kurie nori ne tik žiūrėti, bet ir kurti, tobulinti ir suprasti. Kiekvienas sėkmingas projektas prasideda nuo patikimų sprendimų ir atsakingų žmonių. Įmonė Anvalda suteikia galimybę jauniems specialistams prisidėti prie reikšmingų darbų ir augti kartu su stipria komanda. Anvalda – tai Lietuvoje įsikūrusi metalo apdirbimo įmonė, kuri jau daugiau nei 10 specializuojasi plieninių konstrukcijų, laiptų, rampų, turėklų ir porankių gamyboje. Kiekvienas gaminys čia kuriamas atsakingai, kruopščiai ir dažnai individualiai pagal užsakovo poreikius.
Būtent patirtis, aukšta kokybė ir konkurencingos kainos leidžia sėkmingai veikti ne tik Lietuvoje, bet ir Skandinavijos rinkose, kur įmonė vertinama kaip patikimas ir profesionalus partneris. Čia dirba inžinieriai, konstruktoriai, suvirintojai, projektuotojai, tikri savo srities meistrai, kurių darbas reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir gebėjimo prisitaikyti prie naujų reikalavimų bei nuolat kintančių technologijų. Jei norėtumėte tapti šios sėkmingos komandos dalimi, pasiruoškite. Teks nuolat sekti naujoves, mokytis ir tobulėti, nes būtent toks yra Anvaldos kelias. Tai tobulėjimo galimybės visada yra. Gamyba kiekvienais metais darosi modernesnė, naudojamos įvairios progresyvios staklės, programinės staklės, robotizuoti sprendimai ir panašiai. Tai iš tikrųjų gamyboje turime platų spektrą tų operacijų, tai žmogus atėjęs pradėdamas nuo visai paprasto darbo, rodydamas norą, kažkokius įgūdžius, norą tobulėti, tai mes mielai jos mokome dirbti su progresyvesniais metodais, tai yra su staklėm. Tai gamyboje tokios galimybės atsiveria išmokti, tapti, sakykime, specialistų apdirbimo centro ar panašių renginių. Kas liečia konstravimo skyrių, tai kiekvienais metais skiriam didelį dėmesį, investuojam į programinę įrangą, į visokius papildomus įrankius, gerinančius, greitinančius patį projektavimo, konstravimo procesą. Iš tikrųjų, išmokstam daug naujų metodų, kaip projektuoti našiau, darant mažiau klaidų, įdedant mažiau pastangų. Tas tobulėjimas tom ir pasižymi turbūt, kad tu gali išmokti tiesiog daug naujų metodų, tokių, kurių turbūt mokymosi įstaigoje galbūt nėra ar galimybių, ar laiko išmokti. Tai tikrai tobulėjimui vietos yra. Tai visas žinias mes suteikiam, mes esam per visą savo darbo laiką tas žinias sukaupę, mes jas suteikiam. Naujam mūsų kolegai reikia tiesiog noro tas žinias įsisavinti, išgirsti kolegų patarimus ir viskas tada gausi. Anvaldas sukaupė didelę patirtį, o tikrai savo srities profesionalais tapo per ilgus bendradarbiavimo metus su reikliais klientais. Būtent klientai, nuolat tikintis kokybės ir aukščiausių standartų, padėjo augti, tobulėti ir pasiekti šiandieninį lygį. O už kiekvieno projekto slypi žmonės, savo darbą išmanantys specialistai, be kurių nebūtų nei aukštos kokybės, nei sėkmingų rezultatų. Jų profesionalumas, atsidavimas ir gebėjimas dirbti komandoje yra tikrasis įmonės variklis. Čia vertinamas ne tik rezultatas, bet ir kelias jo link. Pagarba kolegoms, bendradarbiavimas ir vidinė darbinė atmosfera. Kadangi nesam didelė įmonė ir ta struktūra nėra hierarchinė struktūra sudėliota kažkaip labai griežtai, tai daug tokio betarpiško bendravimo, daug kalbamės įvairiom temom. Tu gali neatsižvelgdamas į kažkokią tai ten subordinaciją ir nesvarbu su manim kaip su vadovu ar mūsų biuro darbuotojai ar gamybos, visi gali ateiti, užduoti klausimus, išsiaiškinti kažkokius niuansus. Tas turbūt ir yra patrauklu. O jaunam žmogui, kas yra patrauklu, tai turbūt tai, kad bent jau mūsų administracija, konstravimo skyrius, būtent ir yra jauni žmonės. Tikrai didelis procentas žmonių, aš iš tikrųjų esu vienas vyriausių turbūt šitam kolektyve, tai daug jaunų žmonių ir matyt tas bendravimas jiem nejaučiant amžiaus ar požiūrių skirtumo. Prisijungus prie šios komandos, nuo pat pirmų dienų jaučiamas tikras palaikymas. Pavyzdžiui, jei tapsite naujų komandos nariu konstravimo skyriuje, jums iškart bus priskirtas patyręs darbuotojas tam, kad nepasiklystumėte informacijos gausoje, greičiau perprastumėte darbo principus ir lengviau įsilietumėte į kolektyvą. Kaip mes įvedam naujokus, tai kiekvienas mūsų naujokas gauna atsakingą. Jam būna priskiriamas kuratorius, galima pavadinti taip, konstruktorius su patirtim, kuris jį visą laiką lydi ir veda ir jam galima užduoti konkrečius klausimus apie įmonę, apie kažkokią tai tvarką, apie specifinius dalykus.
Visas įvedimas, pradžioje mes darom tokią kaip ir įžangą apie visą struktūrą, kas yra mūsų serveriuose, kas yra gamybai, kokios staklės, nes geras konstruktorius jis nelabai gali būti ne iki galo suprasdamas, kaip mes ką galim daryti, nes jeigu šnekant plačiau, net ne tik konstravimo skyriuje, bet visa nuolada, kad veiktų kaip vienas mechanizmas nuo pat pardavimo iki konstravimo, gamybos ir išvežimo, tai visą tą procesą mes stengiamės labai nuodugniai paaiškinti, kad suprastų, kas iš kur, o ne tiesiog, kad yra pasakyta, taip reikia daryti ir taip ir ne kitaip. Tai pradžiai mes stengiamės padaryti taip, kad naujas kolega mūsų tikrai suprastų, kodėl mes taip darom ir iš kur ateina ta informacija ir kodėl reikia taip ir ne kitaip. Norint dirbti metalo apdirbimo srityje būtinas specializuotas išsilavinimas. Be techninių žinių čia neišsiversi. Anvaldoje dirba inžinieriai, konstruktoriai, suvirintojai ir kiti aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių darbas reikalauja tikslaus supratimo apie konstrukcijas, medžiagas ir technologinius procesus. Tačiau net ir turint diplomą svarbu suprasti, šis sritis nestovi vietoje. Todėl nuolatinis domėjimasis naujovėmis, noras mokytis ir tobulėti, tai kas lemia sėkmę kiekvieno darbuotojo kasdienybėje. Turbūt besimokydamas, gal netgi dar prieš pradėdamas aukštąjį mokslą, pasirinkdamas jį, jis jau suprastų, kad tai yra tas darbas, kurį jis nori dirbti. Žmogus, kuris pasirinko savo norą tą specialybę, kuris turi norą tobulėti ir mokytis, tai tokio žmogaus mes ir laukiam. Ta prasme, jokio išskirtinumo, tiesiog norą tobulėti. Profesinis kelias dažnai prasideda nuo pirmojo darbo. Įmonės Sargasas yra vieta, kurioje yra svarbios ne tik žinios, bet ir noras augti, tobulėti bei dirbti išvien su patyrusiais specialistais. Kai kiekvienas milimetras svarbus, o kokybė matuojama ne tik standartais, bet ir atsakomybė. Prasideda preciziškas darbas. Tokia yra tiksliosios mechanikos kasdienybė. Čia įmonė Sargasas, gaminanti sudėtingas metalo detales ir bendradarbiaujanti su tarptautiniais partneriais. Į komandą kviečiami visi, kurie nori mokytis, tobulėti ir siekti profesinio augimo, o svarbiausia – turėti nuoširdų norą dirbti. Aišku, tas, kas turi techninį išsilavinimą, tai tas adaptacija, mokymasis ir rezultato pasiekimas, žinoma, bus greitesnis, bet yra įmonė išvystyta ir pakankamai gera adaptacijos sistema, yra komandos, nauji žmonės įsilieja į esamas komandas, yra komandų lyderiai, kurie palaiko tą kelią naujoko sklandų, kitų komandų vadovai ar darbuotojai visada turi pastabų ar patarimų, kaip greičiausiai adaptuotis naujam žmogui mūsų įmonėje. Šioje įmonėje vertinamas ne tik rezultatas, bet ir žmogus. Čia kiekvienas darbuotojas yra gerbiamas, palaikomas ir turi galimybę augti. Nes kai komandoje svarbus kiekvienas, galima pasiekti daug daugiau. Pradedame nuo svarbiausių mūsų darbuotojų, tai yra CNC staklių operatorių, nes būtent jie ir pagamina detalę, kuri reikalinga klientui pagal gautą brėžinį. Tai yra kūrybinis darbas, kur neužtenka tik tai įdėti aliuminio detalę į stakles, bet tu turi suprasti ir brėžinį mokėti skaityti, nes ten yra nurodytos tolerancijos, nurodyti kampai, kur reikia išlaikyti tą gaminio tikslumą, užtikrinti kokybę, kai kada reikia ir pagalvoti, jeigu nesigauna, ir pasitarti su technologais arba programuotojais. Tai tikrai gana atsakingas, kūrybiškas, išmonės reikalaujantis darbas. Gal atrodytų iš pirmo žvilgsnio nuobodokas, bet iššūkių tikrai yra ir erdvės kūrybai, kaip sakau, tikrai pakanka. Šiuo metu stovim prie sudėtingiausio mūsų įrenginio. Naujas žmogus atėjęs pradeda nuo šiek tiek lengvesnių, paprastesnių, nuo bazinių pagrindų. Tai šiaip atėjęs žmogus pirmiausiai išmoksta įrankius, susipažįsta su įrankiais, išmokta skaityti brėžinius, tada jau gali pradėti dirbti prie staklių. Toliau pas mus dirba
kokybės specialistai, kurie tikrina su matavimo mašinom pagamintas detalės. Yra šaltkalviai, kurie prisideda prie baigtinių operacijų, tai visiškos detalės priežiūros, kad neliktų jokių drožlių detalėse. Tai toliau detalės keliauja į plovimo barą, ten yra didelės plovimo mašinos, ten taip pat yra operatoriai plovimo mašinų. Tos detalės yra supakuojamos, tai pakuotojai, tai čia yra ta gamybinė ciklo proceso dalis, bet papildomai žinoma yra technologai, kurie prižiūri visą procesą, programuotojai, kurie paruošia programas. Šiuo metu operatorius paruošinėja darbą staklėm, tai reiškia, vyksta paruošimo derinimo procesas. Tai šiuo metu viskas vyksta kompiuteriniai kaminiai aplinkoje. Vėliau visas šitas bus eksportuojama į stakles ir jau staklėse bus atliekamas derinimas rankiniu būdu, sakykime, davedimas, privedimas detalės prie reikiamų matmenų. Tai reiškia, pasiruošiam, įsidedam į stakles, ką pasiruošiam, praleidžiam ir atliekam šiokias tokias korekcijas. Jei korekcijas geros, tęsiam gamybą. Čia kiekvienas komandos narys svarbus, nesvarbu, ar turi daug patirties, ar tik pradeda savo kelią. Tas žmogus liktų įmonėje, nes jisai per praktikos dalį jau susipažįsta su įmonės procesais, su įmonės reikalavimais ir jeigu jam šita vieta atrodo patraukli ir įdomi, tai mes tikrai norime tokį žmogų pasilikti savo. Jei kartais galvojate pretenduoti į tam tikrą darbo poziciją šioje įmonėje ir abejojate dėl trūkstamos patirties, įmonės kolektyvas jūs drąsina. Ateikite, visko išmoksime kartu. Staklių operatorius, bet eigoje pamato, kad jam įdomesnė detalių matavimo kokybės vieta, tai tikrai gali jisai migruoti ir į kitą skyrių. Jeigu inžinieriniai sprendimai mato, kad stipresnis gali ir į technologinę dalį keliauti, tai pakankamai tikrai yra pozicijų, kur jisai gali pritaikyti savo žinias ir ambicijas ir norus. Taip, darbuotojas, naujas žmogus turėtų būti ambicingas, nes jisai tikrai prisideda prie ateities ir prie Lietuvos pramonės auginimo ir klestėjimo, taip pat ir prie viso pasaulio gerovės. Tikrai prisitaikom, jeigu tikrai ateina žmonės norintys gilinti žinias. Ir labai laukiame žmonių, kurie nori dirbti inžinerinėje pramonėje, technologinių sprendimų metalo apdirbimo srityje ir padėti rasti greitus ir paprastus sprendimus pagal jų brėžinius, pagaminti detalės. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Ačiū, kad žiūrėjote. Daugiau informacijos apie studijas galite rasti žurnaluose Kur stoti ir kuo būti. Iki pasimatymo.